Apie visų taip mėgstamą vištieną sklanda begalės mitų. Teigiama, kad iš paukštynų parduotuvės atkeliaujanti šviežia mėsa yra išpūsta, į ją prileista neaiškių tirpalų, kurie kenksmingi mūsų sveikatai. Šį mitą plačiau komentuoja Kauno grūdų grupės paukštininkystės verslo kokybės kontrolės tarnybos vadovė Danguolė Velavičienė, kuri atkreipė dėmesį, kad reikėtų skirti šviežią mėsą nuo pusgaminio, kuriame yra papildomų ingredientų, pavyzdžiui vandens, druskos ir kitų priedų. Gaminant mėsos gaminius, taip pat patiekalus iš mėsos, reikalinga jiems suteikti tam tikras skoninės savybės. Vienas visada naudojamas ingredientas tai yra druska. Sūdyti mėsą galime keliais būdais. Sausuoju būdu, kai mėsa apdorojama sausa druska ir labai plačiai, ypatingai pramonėje, naudojamas šlapesis sūdymo būdas, tai yra druskos ir kitų maisto priedų tirpalų. Mėsos žaliavas galima mirkyti sūrime, tada mėsos raumuo per tam tikrą laiką įgers reikiamą druskos kiekį ir pasisavins vandens kiekį. Pramonėje dažniausiai naudojamas sūdymas injektuojant. Tokiu būdu mėsa žymiai greičiau vienodai pasisūdo. Mėsoje esantis baltymai geba surišti vandenį, kuris išvirkštas kartu su sūrimu, o terminio apdorojimo metu, netekdama dalies drėgmės, mėsa vis tiek išlieka minkšta ir elastinga. Visi sūrimuose naudojami maisto ingredientai yra leidžiami vartoti ir griežtai reglamentuojami. Prekyboje galime rasti šviežios mėsos arba mėsos pusgaminių, tik injektuotų arba marinuotų, o visi panaudoti ingredientai yra nurodyti produkto etiketėje. Tokie produktai yra paruošti gaminti, telieka pasirinkti priimtiną paruošimo būdą – virti, troškinti arba kepti. Atskirti šviežią mėsą nuo injektuotos neįgudusiai akiai yra gana sunku. Jos vizualiai atrodo labai panašiai, bet turime injektuotą filę. Čia yra šviežia mėsa ir injektuota filė. Įgudusi akimi matytume šiek tiek labiau išpūstą raumenį, blizgesnį, drėgnesnį, bet jeigu parduotuvėje renkamės užšaldytą produktą, sunku būtų atskirti. Todėl rekomenduojama skaityti etiketes, nes pusgaminio atveju etiketėje mes turėtume matyti visus ingredientus, kurie yra su sūrymu išvirkšti į raumenį. Lietuvoje parduoti tik injektuotą mėsą nėra populiaru. Lietuvos vartotojas mieliau renkasi šviežią mėsą arba marinuotus mėsos pusgaminius. Tačiau kitose rinkose parduodama ir injektuota mėsa. Tai yra įprasta ir ženklinimo etiketėse yra būtinai nurodyta, kad į produktą yra įdėta vandens.